kandidatas būtent į šį postą. Pirmiausia, nesu kažkoks stebukladarys, nesu fėja ir čia kokių nors maisto daugiau dėja neatsiras. Tačiau galiu pasakyti, kad esu išties patikimas asmuo ir žmogus, kuriuo galima pasitikėti. Jeigu norite, kad jūsų valstybės struktūra būtų patikima ir pinigai ir apskritai darbas joje ir žmonės cirkuliuotų ir būtų visiems gera. Teko girdėti apie Krikštyčių Respubliką tai, kad pastaruosius metus iškentėjo labai sunku laikotarpį šį Respubliką. Ir paskutiniai ypač mėnesiai buvo tiesiog tragiškai, sunkus, varginantis, buvo baisu. Ko aš atvažiavau čia? Šiai valstybei reikia tvirto, rimto šalies valdytojo. Ne diktatoriaus, jokių būdų ne, prezidento, išrinkto, visų gerbiamų šios šalies piliečių. Aš noriu paimti šią šalį į rankas, sutvarkyti visą šį jovalą, kuris čia yra, padaryti taip, kad šioje Respublikoje būtų įmanoma gyventi, kol bus padidintos jūsų maisto porcijos. Ir taipogi, viena didžiausių vailyčių, kurią aš čia mačiau, kas man buvo žiauru, kažkoks 1 valandos ramybės metas. Mes negalime rinkti prezidento, mes negalime rinkti valdžios. Jūs visi esate valdžia, jūs visi esate lygus. Ir negali būti vienvaldis lyderis, o jūs visi tada būsite paprasčiausi vergai, kurie dirbs visą dieną, be jokio poilsio. Mes turime pirmiausia apsibrėžti ir pasirašyti dokumentą, įteisinantį jų galią. Kitu atveju. Turite teisės maneviečių sąmoningumą ir supratimą, kad jų yra apsisprendimas, kada jie patys turi miegoti. Žinoma, jeigu jie patys kankinsis visą dieną apsimogojusiom akim ir kaip katės po labai ilgo morčiaus stengsis bandyti vis tiek sukaupti jėgas ir jiem panašiais, jie patys pamatys problemų, kad nueiti miegoti reikia anksčiau. O tai man taip planą vykdymas. Eisiu konkrečiai su valgyklos darbuotojom ir tarsiuosi, bandysiu, kad būtų pakeltos bent minimaliai porcijos. O tu pasiruošęs paukoti tam tikrą lėšų skaičių? Lėšų skaičių? Lėšas, tam tikras lėšas. Na, iš valstybės. Jeigu bus labai didelis ir toliau labai didelis nepasitenkinimas iš jūsų, ponios ir ponai, maisto porcijomis, bus keliama iš valstybės pajamų. O tu verslininkam jokių lengvatų neplanuoji?